Gal pirmiausia pradėkim nuo klubo pirmininko, kuris vis tiek jau pristatys artėjantį sezoną ir kuogi nustebins klubas šį sezoną ir kokius tikslus iškėlėt futbolo klubui Panevėžys. Iš vis malonu, kad mūsų futbolo klubas Panevėžys pradeda antrą sezoną. Užduotis gal norėtųsi, kad būtų kažkokias aukštesnės nei pernai. Pernai, kaip žinote, užėmėm 8 vietą. Tai aš galvoju, kad šiemet būtų gerai kilti į viršų ir užimti aukštesnę bent jau vietą, nei užėmėm pernai. Aišku, jeigu papultume į 5-tuką būtų labai gerai, o 3-tukas, aš galvoju, būtų maksimalus rezultatas man. Tai tiek gal. Kaip sekėsi šį sezoną jums bendrauti su rėmėjais? Didieji rėmėjai išlieka šiemet tie patys, tai Panevėžio miesto savivaldybė, kurie leido mums naudotis futbolo sporto bazėmis, taip pat pažadėjo paremti materialiai. Iš didžiųjų rėmėjų tai uždaroji akcinė bendrovė Naftienas ir Tauro grupė Kalnapilis. Ir dar turim mažesnių rėmėjų, kurie irgi tikimės, kaip padėjo pernai, taip ir padės dar šiemet. Gal klausimą turėčiau gerbiamam treneriui. Iš tikrųjų, prieš mėnesį laiką pradėjot pasirengimą naujam pirmos lygos sezonui ir pakankamai optimistiškai turėjot tikrai nemažų varžybų ir Latvijai, ir su stipriais Lietuvos klubais. Na, kaip pavyko komandą susikomplektuoti? Ar ką parodėte atrankinės tos varžybos, draugiškos? Šiemet, aišku, pernai pradėjom čempionatą po savaitės pasiruošimo, šiemet pradėjom vasario 2 dieną ir aš galvoju, kad pavyko mums pasiruošimas, buvom suplanavę 6 savaičių pasiruošimą. Ir kiekvieną savaitgalį po rungtynės, tai sužaidėm tikrai geras rungtynės, 2 sužaidėm su Latvijos Daugpilio, FK Daugpilis komanda, sužaidėm su Alytaus Dainava, su Latvijos Mėta, su Lietuvos tokiom komandom, kurie šiemet, aš galvoju, bus vieni iš lyderių, tai Alytaus Dainava ir Vilniaus Trakai. Trakų Trakai ir aišku, sužaidė vieną su buvusiu tokiu pat išlikusiu gal fanų dėka BK Kauno. Tai vat šiaip žaidimo tas visas balansas pergalių ir pralaimėjimų yra neigiamas, tačiau galvoju, kad nebuvo nei vienų rungtynių, kurias mes tikrai pralaimėtumėm tokio kažkokio tai žaidimų ar triuškinamų rezultatų. Visą laiką buvo tokioj kovoje ir aišku, bandėme įvairius variantus, daugiausiai lošėm vieną kėlinį vieni, kitą kitį ir galvoju, kad tas toks mūsų komandos pasirašymas sezonui praėjo gana normaliai. Na, prieš prasidedant draugiškų varžybų ciklui, jūs kalbėjote, kad žiūrėsite, kas kaip komandai, kur dar teks pasistiprinti, ką galima pakeisti, tai kuo dar pasistiprinsite? Šiaip komanda išliko visa ta pati, aš galvoju, gal išėjo tik tai Aivaras Miškinis, tačiau į jo vietą atėjo Sigitas Olberkis, buvęs Šiaulių žaidėjas, jaunas ir perspektyvus, taip kad galvoju, kad subrendo tie jauni žaidėjai, kurie praeitais metais gavo tikrai labai gerą krikštą pirmos lygos. Bet visas pasistiprinimas prasideda nuo to, ką leidžia finansai. Galvoju, kad šiai dienai iš tikrųjų mums labai tokios aktualios buvo gal 2 pozicijos, jeigu žiūrint, gal ir 3 pozicijos. Tai paskutinė vartininko pozicija, tai buvo vidurio gynėjo gal tokia pozicija, nes toj pozicijoje vėl žaidė jauni žaidėjai ir aišku, atakuojančių žaidėjų. Tai va 3 pozicijos, pakol kas galvoju, kad mes gana sėkmingai užlopėm tą vidurio gynėjo poziciją, tuose 2 pozicijose, aišku, yra tų žaidėjų iš mūsų žaidėjų, kurie gali dalyvauti ir kurie gali tikrai
komandai padėti, todėl tas vat visas dar turim 2-3 dienas, pasižiūrėsim, kaip čia mums kažkas gausis, nesigaus, reiškia komandos kažkoks papildymas bus birželį per transferų langą. Man tai teko praeitais metais, daužai šiais metais vėl baigėsi tas treneris aikštėje. Praeitais metais problema buvo viena, praeitą sezoną į antrą pusę, kad jaunimas pavargo, iš tikrųjų žaidė labai daug varžybų. Kaip šiais metais? Ar ištrauks? Na, šiais metais, man atrodo, jaunimas, kaip sakant, subrendo dar metais, jėgelių dar daugiau atsirado ir, man atrodo, šiais metais bus labiau aiškumo, nes po mūsų varžybas žais jaunimas, o ne prieš mūsų varžybas žaisda jaunimas ir tekdavo tikrai didelis krūvis jiem antram ratė ir dėl to galvoju išsibalansavo tiek ir mūsų rezultatai. Šiais metais aš galvoju bus visai kitaip ir bus vis tvarkoje. Aprangą gal tada pristatyti reikėtų iš karto, ar ne? Kokia spalva dominuos mėlyna ir raudona, kaip ir praeitą sezoną? Aš parodysiu, tai vienas iš rėmėjų padovanoja naujas aprangas, tai bus Adidas aprangas. Namų rungtynės žaisim su raudona, o išvykas mėlyna apranga. Šokėjų reikėtų paklausti, ar šiais metais Panevėžys stebins vėl šokėjomis, kurias turi tik Panevėžio klubas ir aišku vienintelis Lietuvoje, net tą lygoje nėra nei vieno klubo, kuris turės. Kas kreipiasi konsultacijų ir nori tą patį padaryti kitur? Ne, konsultacijų tikrai niekas nesikreipia. Mes labai džiaugiamės, kad būtent pasirinko mūsų komandą. Šokėjas labai laukia varžybų, būtent futbolo. Šokam mes daug kur, bet nežinau kodėl, joms tai patiko šokti būtent futbolo varžybose. Planuojame daryti daug įvairių programų, ne tik su šokio elementais, bet bus ir akrobatikos, ugnies šou. Prie mūsų komandos prisijungia vaikinai, kurie yra breikistai, jie atlieka akrobatiką ir taip pat gimnastiką. Mergaitės irgi dirbo visą sezoną, išmoko daug naujų elementų, labai daug įdėjo pastangų. Ir mes būtent parodysim visą tai per varžybas. Gal kokio rekordo sieksit? Vis dėlto dabar madinga Lietuvoje siekti rekordų ir idėja, pavyzdžiui, kad daugiausia merginų žiūrinčių futbolą ir taip toliau. Na, manau, kad tikrai bandysim kažką siekti įdomaus. O jau šį savaitgalį atidarymas. Labai daug pats Broniau prisidėjot prie šio atidarymo organizavimo ir pirmų rungtynių. Tai išduokit paslaptį, kas laukia jau panevėžiečių atėjusi į futbolo pirmasis rungtynės. Pirmiausia naujiena bus tai, kad futbolo klubas Panevėžys turės jau savo himną, kuris žmogus sukūrė, jis atvažiuos į atidarymą ir dainuos gyvai, pristatydamas klubo himną. Taip pat tuo pačiu metu ir aišku šokėjas pasirodys čia per atidarymą. Lygiai taip pat ir bus personažas, kuris pasitiks visas mamas, moteris ir teiks, pasveikins su pavasarį gėlės. Galbūt dar tokių naujienų bus ir per pertrauką, tas pats žmogus, kuris ir sukūrė tą dainą, dainuos ir per pertrauką. O tokias naujienas tik norėčiau iš karto paprašyti, kad ateitų anksčiau, nes prasidės 1:30, pradėsim koncertuoti. Tai, kad galėtų nusipirkti bilietus ir laisvai įveiti ir susirasti vietą, tai norėtume, kad anksčiau pradėtų rinktis žmonės. Dar paminėsiu, kad pradėsim, bilietų kainas išliks tas pačias, euras, į sporto, kai persikelsim į sporto rūmus, tai žiūrėsim, dar čia neapsisprendė komanda, bet gal ir paliksim, gal ir nežinom. Bet dabar bus euras. Taip pat čia prisideda asociacija su sportu, tai teiks irgi akcijas, tai reiškia, jeigu nusipirkot bilietus, jūs gausit nuolaidą į romantiką. Taip pat ten liktai kažkokiam tai gėrimui, dar tiksliai nežinau, bet derinam tas klausimus. Taip pat labai daug naujienų bus iš medijos. Dar, kad nesimėt paminėčiau, kad mums padėjo
vienas rėmėjas, kuris nupirko aprangas, bet ir tai, kad iš ko mes pirkom, tai UAB Sportnetas palankiom kainom tas aprangą leido mūsų rėmėjai nusipirkti ir tuomai bendradarbiavimas toksai vyksta ir vyks dar kelis metus su jais, tai reiškia, kad futbolo klubas Panevėžys vilkės Adido aprangą. Iš naujienų tai yra, kaip ir minėjau, medija, tai gal pristatys direktorius. Andris? Taip, iš medijos naujienos tai bus pagrindė naujas futbolo klubo puslapis įvaizdis, tai bus tiesioginės transliacijos iš varžybų ir elektroninė bilietų pardavimo sistema. Taipogi puslapį galima bus įsigyti firminės atributikos, ją prisiskirti savo, tai užsirašyti vardą, draugo savo ar panašiai, ir sakyti marškinėlius, kepuraitės, vėliavėlės, puodukus, tiesiog viskas, kas įmanoma susijusi su futbolo klubu Panevėžys ir taip populiarinti. Taipogi puslapis yra pilnai integruotas į socialinę mediją, tai yra sujungtas tiek su Facebooku, tiek su Twitteriu ir tikimės, kad futbolo klubo ir jau ateis kuo daugiau žmonių, kurie yra šiuo metu sėdi socialiniuose tinkluose. Matėm, kad naujame puslapyje yra rengiamasi sportininkams dėti laikus, kitaip tariant, širdutes. Ar neorganizuosit varžybų, kuris sportininkas labiausiai patinka merginom ir kuris daugiausia per sezoną surinks patikimų, bus kaip nors apdovanotas? Be abejo, tikrai. Kad skatinti populiarumą, tai mes esam pasiruošę daug tokių siurprizų, bet čia viskas bus eigoje. Aišku, mes norim irgi prisidėti prie komandos rezultatų, tai reiškia, kad jeigu mes prisidedam ir populiarinam, tai ir komanda stengsis garbingai atstovauti Panevėžiui, stengsis, kad žiūrovai, kuo daugiau žiūrovų pritrauktume ir kad iš tikrųjų parodytume, kad iš Panevėžio futbolas nedingo, jisai galbūt, kad ir žaidžiam pirmojo lygio, bet tikrai mes tikrai norim, kad jisai išeitų vėl aukščiausią lygą, tai čia aišku, čia jau treneris pasakytų, vadovas Dainis ir kapitonas Mantas, tikrai visa komanda stengsis, kad tikrai garbingai atstovauti ir pasiekti gerų rezultatų ir sugrįžti į tą pačią lygą, kurie buvo, į tas pačias pozicijas, kurias buvo užėmęs buvęs ekrano. Gal kokių naujovių yra pačiai pirmoje lygoje, nes kalbėjom, kad liktai pasikeitė ir federacijos vadovai bando tą lygą stipresnę tokią padaryti įdomesnę. Jo, šiemet, kaip pasakyti, 16 komandų, aš galvoju, kad lyga dar sustiprėjo, žiūrint taip aplamai tą sudėtį. Šiai dieną, kiek man žinoma ir mums gal 7 komandas nori sugrįžti aukščiausią lygą iš tų 16, taip kad galvoju, kad tikrai turėtų būti dar stipresnė negu pernai. Atsirado įvairių naujovių dėl garbingo žaidimo, pasirašė visi tuos įvairius ten su didelėm baudom ir taip toliau, taip kad galvoju, kad turėtų šiais metais tikrai būti švaresnė ir tokia stipresnė dar lyga. O kokias komandas treneris matot tarp lyderių? Na, neskaitant, aišku, Panevėžį. Aš šiandien galėčiau išvardinti, iš karto pasakyčiau, kad tai Kazlų Rūdos Šilas, tai Gargždų Banga, tai ta pati Palanga, tai Vilniaus Vytis. Tai neužgaunant, aišku, Žalgiris 2 ir Trakai 2, tai vat jau 6 Kėdainių Nevėžis. Taip atrodo, kad šiemet rimtai nusiteikia, tai vat 7-6 komandos, nežinau, nemačiau kitų tokių komandų, Alytaus Dainava, kuri tikrai paliko gerą įspūdį ir jie jau nuo pernai metų planuoja išeiti, tokie turi norą išeiti aukščiausią lygą. Tai va tos komandos 7-8 tikrai, kurios aš vis dėlto šiandien linkęs matyti, kurios bus iš čempionato, vieni iš čempionato favoritų. O pirmos rungtynės jau šį šeštadienį, ką apie jas galit pasakyti? Ar specialiai jau ruošitės, ar su komanda kalbėjot? Šiaip nebuvo tokio dar specialaus kažkokio pasirašymo, nes šiandien eilė žaidėjai išvažiavę dar žaisti elitinę lygą Gargždus, tai va, tas mums gal kažkiek tai truputį šitą savaitę ir maišo, tačiau tikiuosi, kad pirmąjį paskutinį kartą, taip kad
vidury savaitės tos rungtynės mums susikerta. Bus rytoj, padarysim susirinkimą, pakalbėsim dar penktadienį. Planuojam daug anksčiau visi susirinkti ir aišku, šeštadienį laukia startas, jie patys visi laukia, žinot, kada tas pasiruošimas tai yra toks pats sunkiausias futbolininko periodas ir jie visi laukia starto ir greičiau varžybų laukia. Tai lauksim to šeštadienio. Dar noriu komandos kapitono Manto Savėno paklausti. Tau tenka didžiausia atsakomybė, ne tik žaidėjas, ne tik žaidžiantis treneris, bet dar ir komandos kapitonas pirmasis. Man atrodo, su tom pareigom toks kažkaip susitvarkyti. Ir aš galvoju, jeigu komanda išrenka kapitoną, jeigu trenerių štabas ir viso panio štabas pasitikėjo, kad būčiau ir trenerio padėjęs ir dar, kaip sakant, ir žaidėjas, tai galvoju, stengsimės jų nepilti ir vesti komandai pergalės. O ką apie antrą ir trečią komandos kapitoną galėtum pasakyti, kuo jie išsiskiria komandos sudėtyje, kaip charakterį stipresnį turi, ar kodėl juos pasirinko taip pat komanda?